Ir beje, dar kartą, aš vis dar surfinu per savo 500 žinučių Eimanto ir tiesiog norėjau pasakyti, kad jeigu neturite ką šį vakarą priekti, tai visą laiką galite paskambinti telefonu 8654099814 ir tai padaryti tiesiog tenais. O dabar mes užuot ką, kad aš pasakiau 8654099814, tai čiagi visiškai nieko. Aš tik tai pasakiau 8654099814 ir pasakiau, kada priektų, jeigu paskambins. Tai tipo, bet taigi aš nieko nesakau. Arba tiesiog kontrolinę žinutę. Kai jau padarėme vieną gerą darbą, kad vieną trolį, suprantigi, nukilinom, tai padarykime dar vieną gerą darbą. Šį vakar mane kažkaip tai patempė ant gerų darbų. Žodžiu, yra toksai... Aš žiauriai tikiuosi, kad ta mergina mūsų nesiklauso, nes mes norime padaryti gerą darbą. Žodžiu, yra toksai bičas, kuris išsiskyrė su mergina, neaišku dėl ko, neaišku kaip. Pavlikas. Bet tiesiog, labai norėtų susitaikyti su ja. Ir pats nedrįsta ir prašo, sako, tipo, gal galėtumėt man kažką tai padėti. Išsiaiškinti, ar dar vis yra jausmai, tipo, kodėl išsiskyrė, žodžiu, tipo, ar dar yra šansas susitaikyti. Ir aš galvoju, kad visai miela mums būtų pagelbėti šitoje situacijoje, ne? Pabandom gal paskambinti. Pabandom, tiesiog gyvenimiškai paklausinėti. Va, tai mes turime mergaitę tokią. Neaišku, nei kiek metų, žinome, kad lyg iš Vilniaus. Tai pabandamegi... Aš manau, kad iš Vilniaus šitai, tas kodas... Pastebėk, prieš paskutinį sakinį, perskaityk. Tame, kur aš atsinčiau ją laišką. Rūra ir Lietuviška. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Sakykite, ar galėčiau kalbėti su Rūta? Rūta, tuoj pakviesiu. Minutę. Tiesiog per namus skambinti. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Jūs trūdavo nepriklausomą apklausų agentūrą Gintarinis klausas ir su jumis Eimantas. Norėjau užduoti kelis klausimus apie žmones, jų santykius. Ar galėčiau? Oi, nelabai, žinot. Žinokite, tik tai 3 klausimai būtų. Nelabai turiu laiko klausytis. Taip, aš suprantu. Viso gero. Eik tu savo, bet tai čia... Tai kiek čia metų? Sauliau, o kiek tau metų? Nes taip man pasirodė, kad čia jau yra dama? Dama? Nu, daugiau nei dama čia yra. Ta prasme... Tai jinai už mane vyresnė. Gal netgi... bet kažkaip tai man atrodo. Sauliau, o kiek tau metų? Jėzus. O tai tu čia mums gal, Sauliau, patkolą davei? Nes paskambinam ten, kur jau atsiliepė toksai vyresnis balsas buvo. O gal jinai tiesiog taip kalba? Aš nežinau. Gerai, aš... Kažkas dar skambina. Klausau. Sveiki. Labas. Norėčiau jums papasakoti vieną istoriją, čia iš praeitos rubrikos, tai padalavau. Žiūrėkit, aš esu padaręs vieną tokį darbą, jo nelabai džiaugiuosi iš tikrųjų, bet nežinau, kažkodėl norėjau papasakoti. Ok. Gali papasakoti, jeigu pasakysi Eimantas Lopas. Eimantas Lopas. Puikiai, važiuojam. Ir vienu žodžiu, aš čia buvau su viena draugė, ta prasme, norėjomės užturėti iš kur nors pinigų ir pagalvojom, gal reiktų, turiu laptopą čia tokį ir gal reiktų sugalvoti, ką nors, ta prasme. Okay. Ir einu, žiūriu, toks pagyvenęs gan ryškiai, žiūri mane ir kažkaip pagalvojau, gal reiktų jam parduoti tą laptopą. Bet kažkaip pagalvojau. O pagyvenęs tai čia kiek metų? Tai gal kokie 32. Ai, čia tą tokį darysi. Pagyvenęs, ne? Ir vienu žodžiu... Jisai darys dabar tipo tą tokį, kur atseit gausis, kad jisai pardavė tą laptopą, kurį prieš tai. Kaip? Tu dabar darysi tą tokį, kur atseit, kad tu pardavėjai tą laptopą, kur prieš tai pasakojo? Kad aš nelabai... Ok, gerai, tvarkoj. Atsiprašau, klausausi toliau. Ir vienu žodžiu, atnešu aš jam tą laptopą, sakau, 1000 litų. Jis man sako, tipo, ką žinau, sako, tipo, duodu 200 svarų. Aš pagalvojau, ką žinau. Ai, bet aš visgi atspėjau. Ką? Okay, aš visgi atspėjau, kad jisai padarys dabar... Atsimeni, kur skambino mums ir pasakojo, kad nusipirko už 200 svarų naistų svogūnų, tai šitas bičas dabar nori padaryti bairį, kad jis yra tas pardavėjas, kuris... O tu čia žiauriai jokinga, žinau. Davai, toliau pasako. Ir vienu žodžiu, ateinu aš su to laptopu ir sakau, gerai, 200 svarų. Tas man padavė pinigus, ta prasme, aš laikau tą laptopą.
Jis apsisuko tik dairo, ten žiūriu kažką grybą, biškį pjauna. Ir tu svagu... Nu? Aš paėmiau laptopą, pridėjau svogūnų. Aha. Eik tu. Eik tu. Eik tu savo, rimtai. Geras. Bet matai, aš nuo pat pirmos praktiškai, kai jisai pasakė laptopas, aš jau žinau, ką jisai darys. O ten tas pagyvenęs bičias kartais nejustas buvo? Ne, žinokit, vardą aš jo nepaklausiu. Nepaklausė, ne? Ai, vakai. Pabėgau, jo. O klausyk. Pabėgai netgi, ne? Geras. Tipo, o po to O jisai... sunku bėgt buvo? Ne, nelabai. Ne? Eik tu O savo. negraužė sąžinė po to? Kaip? O negraužė sąžinė po to? Nežinau, aš tada... Aš tikiuosi, kad tave šiandien užgrauž sąžinė dėl to, kad va tokį šūdą papaskui. nes, tipo, tokį vat. Ei, žiūrėkit dabar, žiūrėkit. O aš taip Bet svarbiausia, tikėjausi. kad kai aš jau atspėju, nu, per... Kai tu jau žinai anekdotą. Nu, jau praktiškai vidury pasakojimą. Aš jam pasakiau, kaip viskas baigsis ir jisai, ne, čia žinokit, aš dar žinokit bus juokinga. Nu, ne. Nu, negi. Na, ne. Gerai, mes laukiam iš durkių toliau. Ant ko tu bandai rautis? Yes.